Sveiki visi, kurie žiūrite šitą video. Aš esu Vidas Rachlevičius ir čia yra Vektoriai LT ir mes vėl esame tokioje išvažiuojamoje sesijoje. Aš ką tik išėjau iš šito pastato, kuris yra už mano nugaros. Čia nėra jokių didelių iškabų, apskritai jokių iškabų nėra. Nėra jokių reklamų, nėra nieko. Bet šitame pastate yra įsikūrusi kompanija Starlink, kur nėra savarankiška, bet jinai yra gerokai didesnės kompanijos SpaceX padalinys. O kaip žinia, SpaceX pagrindinis ir didžiausias akcininkas yra Elonas Muskas. Tai būtent šiuo video aš ir noriu paanonsuoti savo analizę, tokią tyrimą, apžvalgą, nes aš manau, kad turbūt vienas iš talentingiausių mūsų amžiaus žmonių ir turtingiausias visų laikų žmogus turbūt nusipelno didesnio dėmesio ir tikrai turbūt daug žmonių apie jį labai mažai ką žino, išskyrus tai, kad jis gamina raketas, ten leidžia ir taip toliau. Taigi, rengdamas tą analizę ir domėdamasis iš visų pusių šitą tikrai neeilinę ir genialią asmenybę, aš turėčiau pasakyti pirmiausia pirmą dalyką. Kas man daro įspūdį, kad jis tą savo trilijoninį turtą sukūrė nespekuliuodamas biržoj, ne kažką paveldėjęs, ne ten siurbęs naftą ar dar kažkokius bitkoinus ar kažkokiais virtualiais verslais. Jisai sukaupė per gamybą. Tai yra geras pavyzdys, puikus, kad gamyba ir šiais laikais gali būti labai pelningas ir geras verslas, o ta gamyba tai yra Starlink palydovų sistemos, tai yra ir pirmoji privati ir turbūt tobuliausia pasaulyje kol kas privati kosmoso kompanija. Taigi ir įdomiausia, ir kas svarbiausia, ką reikia atkreipdėmėsi, kad jisai nekūrė dar vieno produkto. Daugiausia gamintojų tai jau pasiema tai, kas yra išrasta, kas yra padaryta ir jie tada tobulina, modernizuoja, o jisai kūrė visiškai naujus, kokybiškai naujus produktus, kaip Starlink, kaip SpaceX. Tai ta prasme jis eina tuo pačiu keliu, kaip ir pavyzdžiui Steve'as Jobsas, kuris nesukūrė dar vieno telefono. Jisai sukūrė kokybiškai naują daiktą, kuris nustatė naują standartą rinkoje ir telekomunikacijų technologijų sektoriui. Svarbus dalykas, kalbant apie Muską, yra tai, kad jam pinigai yra nesvarbus. Jam pinigai yra tik tai kūras, kuris varo jo idėjas, tas pašėlusias, tas fantastiškas idėjas, kurias beje įvertino visas pasaulis. Beje įvertino investuotojai, pirkė jos akcijas ir kur SpaceX dabar vertė jau ten trilijoninė yra. Taigi tai yra tik tai kūras ir jis nedalyvauja tose, tradicinėse milijardierių varžytuvėse, kieno jachta ilgesnė, kieno ten privatus lėktuvas didesnis. Jam pinigai yra tik tai priemonė siekti savo tų idėjų, savo svajonių. Ir turbūt įdomiausia pati man pasirodė, atliekant šitą tyrimą, kalbantis su žmonėm, tyrinėjant įvairiausius šaltinius, įdomiausia man buvo, kaip jis tai daro, koks yra jo lyderystės stilius, koks yra jo vadovavimo stilius, kaip jis sugeba suvaldyti tą kompaniją, juk jis yra viso to, centrinė figūra, jis yra centrinis, kaip sakyti, proto bokštas. Būtent iš jo eina visos tos idėjos ir man tai buvo pati įdomiausia dalis ir aš tikrai siūlau visiems, kurie mėgsta skaityti tokius, gyvenimo patarimus arba tie, kurie turi savo verslus, kurie nori pradėti savo verslus. Nesvarbu jisai ar didelis, ar mažas, ar bent tie, kurie vadovauja tam tikroms organizacijoms, pasiskaityti tą ir atkreipti dėmesį į tą turbūt pagrindinį jo veikimo principą, kurį jo bendradarbiai arba ten aplinka vadina Elono Musko algoritmas. Tai yra 5 punktų mantra ir jis reikalauja, kad ta mantra
visi jo inžinieriai, visi pavaldiniai mokėtų mintinai ir taikytų besąlygiškai bet kurioje situacijoje. Ir tikrai ta mantra, jinai yra, tikrai kai pasižiūri, jinai tikrai geniali, tokia genialių vadybos taisyklių rinkinys. Ir aš dabar tą progą prisiminiau, jūs prisimenate turbūt, kai prezidentas Trumpas buvo pasamdęs Muską vadovauti tam vadovybės efektyvumo departamentui, kai jisai pradėjo keisti tą visą Vašingtono biurokratiją. Jūs turbūt prisimenate, kaip mūsų šita visa žiniasklaida, perrašinėdama tą amerikietišką kairuolišką žiniasklaidą, aimanavo, kad Muskas greuna Ameriką, Muskas greuna valstybę, Muskas greuna tą visą, ta prasme, valstybės sistemą, bet tiesiog Muskas bandė pritaikyti savo tą algoritmą ir biurokratijai, kuri, aišku, nuo to visiškai pakraupo. Ir jūs, kai pasiskaitysite to algoritmo 5 punktus, jūs pamatysite, kad biurokratijai tai yra visiškai neįsivaizduojamas dalykas, visiškas košmaras. Ir tas Vašingtono giluminės valstybės pasipriešinimas ir maištas buvo toks stiprus, kad jo to spaudimo neatlaikė net Donaldas Trumpas, kuris turėjo paskui atšaukti Muską iš tų pareigų, nes jis pats neatlaikė to spaudimo. Ir Muskas tada pasitraukė, jis grįžo į savo verslus. Bet vis dėlto siūlo atkreipti dėmesį į tuos algoritmus. Dar vienas dalykas, kuris man atrodo labai svarbus, kad Muskas yra lyderis, kuris rodo pavyzdį, kaip sakoma angliškai, leading by example. Jis nemėgsta sėdėti kažkokiuose stiklo bokštuose ar kažkur būti. Jis yra ten, kur vyksta gamyba. Ir jo bendradarbiai, pavaldiniai, jo biografai rašo, kad jeigu kyla problemų gamyboje, nes Muskas pats ir kūrė, ir gamina. Jeigu kyla problemų gamyboje, jis dirba dieną naktį. Jisai pasitęsia ten kažkokį kilimėlį, jis miega šalia raketų SpaceX surinkimo linijų, jis miega kažkur po stalu arba eina pas draugus. Tai yra, reikia suprasti, kad tai yra asmenybė, kuri, susifokusavus visiškai į savo tikslą. Ir, ta prasme, kai kyla problemų, jis dirba 100 valandų per savaitę. Ir jeigu tu dirbi su Musku, ir ką pripažįsta beje, jo bendradarbiai, jo inžinieriai, kurie dirba su juo, dirbti su Musku yra visiškas košmaras. Visiškas. Nes jis neturi empatijos, jis yra užsibrėžęs, jis yra, jo terminai atrodo kartais nerealūs. Bet taip, tai yra, dirbti su juo yra košmaras, bet turbūt visi tokie yra talentingi žmonės. Jie negali būti pūkuotukai, visiems geri, visiems mėly, dirba nuo 9 iki 6 ar nuo 8 iki 5. Visi talentai, visi genijai yra tokie prieštaringi. Tai va tie visi žmonės, kurie dirba su juo, pripažįsta, kad dirbti su juo yra košmaras, bet tai yra pati geriausia gyvenimiška patirtis, kuri gali nutikti. Ir turbūt sunku įtarti, kad daug žmonių su Musku dirbs ten visą gyvenimą ar ką, bet tam tikras laiko tarpas, tai kai tavo profesinio tobulėjimo, visokių vadybos įgūdžių, tavo mąstymo krypties mokykla turbūt yra tikrai neįkainojama ir su nieko nepalyginama. Tai tiek buvo mano trumpa įžanga. Aš tikrai siūlau visiems pasiskaityti, nes šitas tekstas nėra toks, žinot, apie turtingiausią pasaulio žmogų, verslininkais, nėra toks, kaip žinot, tie šabloniniai tekstai Lietuvos žiniasklaidai. Aš kreipiau dėmesius visai į kitus dalykus, kurie yra svarbus mums, žmonėms, kurie mąstom, kurie galvojam, kurie bandom kažkaip tai kažką naujo, kažkokią naują kokybę padaryti ir kažkaip bandom judėti savo keliu, o ne su ta, pilka
minia. Taigi, Elonas Muskas, talentingiausias šių dienų inžinierius ir tikrai genialus žmogus. Einam į vektoriai.lt, skaitom ir mąstom.